Sveiki, labą dieną visiems. Labai gera jūs visus čia matyti. Tikrai žinokit, labai gera. Labai gera su jumis čia bendrauti, matyti ir girdėti. Tikiuosi, kad jums šiandieną sekasi puikiai. Tai va, norėjau šiandien papasakoti apie rūkymą, alkoholį ir narkotikus. Kaip mesti rūkyti, kaip mesti gerti alkoholį ir atsisakyti narkotikų. Ir stengsiuos ilgai jūsų nelaikyti čia. Jūsų brangaus laiko stengsiuos neištempti. Tai va, kaip jau minėjau kitose ten įrašuose, kad biškį dabar daugiau suvokiu ir suprantu, suvokiu, geriau tas žodis geresnis, suvokti ir suprasti yra ir žinoti yra visi skirtingi žodžiai. Dabar biškį daugiau suvokiu, kas yra kas čia. Ir atsiprašau. Daug kalbu, gerklė biškį kutena. Taip, biškį dabar po šitų paskutinių 4 metų matau, suprantu, kas yra cigaretės, alkoholis ir narkotikai ir visas šitas dalykas. Ir kaip atsikratyti, rūkyti, ar gerti alkoholį, ar narkotikais. Aišku, narkotikai yra tokia stipresnis toks dalykas, aukštesnė pakopa tų interferentų, kurie vadovauja visam šitam dalykui. Rūkyti tai iš vis lengva, alkoholį irgi lengva. Su narkotikais biškį yra kitaip. Tas pats principas, bet tas biškį kitaip yra, kad truputį sunkiau, žinai. Tai va, nesvarbu kas, ar tas, žinai. Svarbiausias dalykas esi tu. Svarbiausias dalykas yra tai, kad tu norėtum tai padaryti. Jeigu tu nenori tai padaryti ir dar nesuvoki, kad yra blogai, tai reiškia, tu dar nesi pasiruošęs. Ir gali būti tokių žmonių, kurie čia atėjo ant tos žemės pabandyti narkotikus, ar alkoholį, ar cigaretės, žinai. Aš irgi, čia mane daug mano draugų ir pažįstamų iš vaikystės turbūt klauso. Aš irgi rūkiau ir gėriau alkoholį, ir alų, ir degtinę, ir kad ten dar tokį vyną, vyną Lietuvoje gal ne, kai išvažiavau į Brukliną, gal biškį vyną ragavau, bet nedaug, tas visus gėrimus baruose. Aš irgi gerdavau. Aš jau tai va, ir visi mes ten buvom. Ir būtų labai... Aš norėčiau tą informaciją žinoti tada, žinai, ką dabar žinau, bet yra taip, kaip yra. Aš jau nebegeriu alkoholio ir cigarečių jau apie... Iš tikrųjų, va, dabar atsiminiau, neberūkau aš jau nuo 2000-ųjų. Vau, jau 25 metai. Vau,
Pats biški, taip, dabar prisiminiau, tai pačiam biški šokas. O alkoholio nebegeriu kažkur nuo 10. Niekada daug negerdavau, kai užaugau, kai vyras patapau, daug negerdavau, ten kai paauglys buvau, 17-18 metų. Traksėdžiuose ten, aš traksėdžiu, tarp kitko, per Šilutės, jeigu kas norit pažinti, prašom, į svečius, į klubą, kaip sakau. Ir pasikalbėjau aš čia. Tai va, ir mes irgi ten visi buvom. Ir pats svarbiausias dalykas, tai va, gerai, pats svarbiausias dalykas esi tu ir reikia norėti. Reikia norėti, kad tu turi norėti, kad tai užsibaigtų, kad tai nebebūtų pas tave. Nebenoriu rūkyti, nebenoriu gerti, nebenoriu vartoti narkotikų. Ir narkotikų jokių nevartojau niekada iš tikrųjų. Kažkada kažkokį kašišą Anglijoje, kai buvau, bandžiau rūkyti. Toks stresas kūną apėmė, kraujas visas tiesiog, širdis pradėjo plakti, kraujas tiesiog visas pradėjo greitai varinėtis, norėjo tą mėšlą pašalinti iš mano kūno, taip nesupratau, kas darėsi, jokio malonumo nebuvo, žiauru iš tikrųjų. Žolę kažkada irgi bandžiau rūkyti, kai Brukline buvau, tuo momentu man buvo nelabai gerai su sveikata. Galvojau, kad stresas mane apėmęs ir buvo ten toksai momentas, bet tai visiškai netai buvo. Galvojau, kad žolė padės, ten bandžiau parūkyti kažkiek tai laiko. Tam momentui tik tais padėdavo, paskui tas pats šūdas, nieko gero. Truktų žvaidžiai ir vėl iš pradžių, kaip sako, ne? Ir tai va, vėlgi pasikartosiu šią, tai kalbu, bet tempiu gumą, bet tai va, iš tikrųjų tai yra labai paprasta, visiškai stengis nekomplikuoti ir nesunkinti situacijos, iš tikrųjų labai viskas paprasta, tik jis reikia suvokti, kas yra kas. Pavyzdžiui, tai va, svarbiausias dalykas yra, tu turi norėti tai pašalinti. Jeigu tu, vėlgi pasikartosiu, jeigu tu nenori, tu reiškia dar nepasiruošęs, arba tu gal netgi čia atėjai ant tos žemės pabandyti rūkyti ir alkoholį pagerti, žinai, ir pažiūrėti, kas tavo kūno atsitiks, žinai, ar narkotikais. Yra ir tokių variantų. Tai va, jeigu tu, aš atsimenu ten, vėlgi pratęsiu kalbą, galiu kalbėti ir kalbėti, žinokit, galiu kalbėti ir kalbėti, niekas manęs nepertraukia, ramu, netrukdo. Tai pakalbam, atsisėskit, pasimkit arbatos puodelį ir pakalbam. Užsikalbėjau, matai, Įsivaizduoji. Tai va. Svarbiausias dalykas, tu nori tai padaryti ir išreiški savo valią. Kai tu išreiški savo valią, aplinkui, tavo erdvėje pradeda formuotis tas, ką tu išreiški. Paprastai čia viskas yra. Čia kaip ir nusipirkti sausainį. Aš noriu nueiti nusipirkti sausainį, taip tu eini, ne? Arba kas nors atneša. Tas pats ir su cigaretėm. Tu išreiški savo valią, kad nebenori rūkyti. Ir viskas. Labai paprasta. Nekomplikuokit situacijos, nesunkinkit. Tai yra labai paprasta. Tik tai reikia suvokti. Tai va.
tas cigaretės, alkoholis ir narkotikai yra programa transliuojama iš eterio, iš to lygio, kurio mes nematom su paprastom akim. Ir ten visokie interferentai, visokios lervos kiša tau tai. Tai va dabar pasiklausyk, ką pasakysiu. Ir kai tu nori parūkyti, tu eini ir parūkai, ne, tu pasiemi ir viskas. Bet kai tu nenori parūkyti, tu neini ir nerūkai. Supranti, ką aš turiu omeny? Tu išreiški savo valią. Sakyk, viskas. Aš rūkyti nebenoriu. Man daugiau to nereikia. Aš viską tai atšaukiu, anuliuoju ar cancelinu, kaip tau eina, žinai, kaip tu galvoji, žinai. Išreišk savo valią ir atšauk viską, nutrauk viską ir nukirsk. Ir viskas. Įsivaizduok. Geriausiai, kai įsivaizduoji, gerai, gal biškį per daug paskui, įsivaizduok, kad tas cigaretės, ar ten alkoholis, ar ten narkotikai, įsivaizduok tą vaizdą, įsivaizduok save, įsivaizduok atvirom akim, atmerktom akim, įsivaizduok ir sakyk, kad ta prasme, įsivaizduok save ir įsivaizduok šalia savęs kažkokį ten negražų, bjaurų, kažkokį dūmų, kažką tai ten tokį kamolį ar srautą, ar kažką tai tokio, žinai, ar kažkokį ten bjaurų kažkokį daiktą, žinai, kuris tau kiša tos cigaretės ar alkoholį. Įsivaizduoji tą visą ir išreiški savo valią. Viskas. Visi šalintis iš manęs. Aš viską atšaukiu, nuliuoju, nukirtu. Įsivaizduok, kaip tu nukirti visą tai, tame įsivaizdavime nuo savęs ir sunaikini, ar išmeti, žinai, ar į portalą išmeti, ar į pečių išmeti, ar pastatai didelę sieną prieš save ir prieš tą šūdą visą. Ir viskas. Taip, viskas. Čia labai paprasta, žinokit. Labai paprasta. Ir viskas. Tai va, paklausyk šitą filmuką dar kartą, kokius kelis kartus ir tą įrašą ir daug žinot, kaip sekėsi arba kaip nesisekė. Tai va, labai paprasta. Viskas, kas yra tiesa, yra labai paprasta. Nekomplikuokim situacijos, nesistengkim ten komplikuoti visko ir labai kažką tai sudėtingai apie viską galvoti. Ir viskas. Ir eisim į priekį. Einam į priekį. Taip, šiandien viskas. Ačiū, kad klausėt. Spauskit visus mygtukus, dalinkitės, spauskit laikus, spauskit nelaikus ir susitiksim labai greit. Iki, čiau.